Tai labrīt, kā pie kiekviena rīta. Einam šērtīs, dabā einu pasileidinies, kadangi šiandien nešalt, 4 laipsnē. Eļam arī meškišai. Pasižiūrėt vandens, pasileist. Po to eisiu, reikėtum eiti ir į tvartą. Kažko darīt su tą juoduoju ožku, nes lepiai avims užėd, ir su šekui sumyžus, kaip saka, ir avis nenori beėsti. Tai bandys užsokti lentą, nes aš bavydėjęs, bet par kažkokį poisvėl ta prasme, išlėp lauk, o vakar išves. Ne, šįryt, kaip jau pažiūrėt, ar jis nevakojas, tai, nužydės sugrįk kārt meikt. Kaip žinot, kārt meikt, aišku, ten pati ir iššek. Un to šeina. Trūks pasileidau. Slyvinė, einu pasamu, paskui darės vandens susižiūrėti. Tai pasamu, ir atėjau atidaryti. Pelioks nuskėndis vandenė. Nežinau, aukštas viedras, turbūt 5 litrų. Vis tiek sugebėjai. Parnešti. Te bunkartas. Esu buvęs radis tvarti, kad buvo, irgi šalta. Ciela žiaurkiai didžiaujas nadvies. Nesuprantu, galvoju, kodėl jis vandens nebeger. Ir nesimat, tumsėtas man bliūdis pilnas, paskiau su telefonu turbūt pašveičiau, žiūriu cielas patys, aiškiai išpylėm, išplovėm. Tai jau tada viskas normalia buvo. Tai va, pori šiai šiaušas. Kažkas net kažko nepatenkint. Būs neskubēt lauk dar, pareini Jans. Žodžiu. Eit toliau. Tai va raudaba pasižiūrėti vandenis Ailandam. Gal kirviaus šįryt nereks, nes naktį irgi ta buvo 4. Tai gal nebus teik peršalis, kaip čia paskutinį laiką be kirviaus visai niek padaryt nei. Marona žiūr laukaniai. Bliam visur teikiu snegį, neron paimti metalinę bliūdą ir Ailandam, nes maronams reikėtų. Bet kadangi viskas ir palaidota po snegu, tai ir sunkia. Mačiau dar rodą atlyt, bet čia vėl keitasi, vėl -10, paskiau pliusus, vėl, tai neaišku, kaip čia bus. Dabar, kai parsineš vandens sausus, reikės tinklą, va matot, kad gapanį nuvalgo, kad atpjauni biškį tinklėlį, va nuskot. Dabar vėl per tai kažkur atpjausiu aplinkui, tada vėl negalės, jis tada susitau apšeins nerek, išmes, nes tep. Prieš tai kažkokiam minto video, kur rodėjau, kad jau tinklas, labai mažą tinklą buvo, tai man vis nusilopa. Ir nežinau, maksimum 2 dienas rulonas buvo ištaškytas, nes valg, ir tas vis, kur ir susukts, ant skryn, po kojom, aišku, kad sutryp, subūn, nieks nenori beėsti. Va, nusilops dalelį vėl. Ir tada jau vėl labai lengva pešasums. Tai susipil saus, kad es neviens įkrodis, tur palauk, kol они pareis, nes labai neskubėdami pareini. Būn retenība, kad greit parbėg, bet ne visu laiku. Sidaviau sausus. Gal dabar varyti į tvartą. Žiūrėti. Susipelt saus, šein susimesti, įsivalyti, nužyti. Ezitas kelias lents prisisok, kur jau neišklip, nežinau. Ten matau laputį stovu. Aš toliai nesimatys per kamerą.
ten pakrūmė. Tai varau toliau darbotis. Tai kā pēc laika bordaks, viss neviedi žveigi. Tai va arba lep per longa, ten, i čia turiu kažką pišliet arba čia per tų tarpą, bet tik nežinau, kā čia įlep vėl atgal, tarkim, vat pasaviu čia. Aš čia ganėtinai aukštā ir iš tos pusės, tai bandysiu čia iš tą lentelę užsisokt, neišlyst, nes turėjau čia nelabą korną, nebent ten, žiūrėt reikia. Tai va, įdėjau čia pas tų ožių, jau kieš galvo per čia, o, dabar jau palojings palep. Jo, ant tinklų ryšę. Va, kāpī bjaurė su tokiam uškom. Va. Tai dabar žinau, kur jau pabėgt, tai galėsiu susitvarkyti ten, užsisokt, va jan aptvaras, ant ir vėl tvarti. Tai užsakau ten toj plokštį, dabar jau vėl įdėjau, vėl neapžien ką be išpolti. Sunkės tų muškom ir, ypač toks alpinists ir visur lip, tai sausų dar nesusidėviau. Susidėviau saus, bet šiandien neįsidėjau, greikiai šiandien. Tai matos, va visur apšiekt, prišiekt, tai taip toliau, tai einu, atsidarys tas duris, pasiimt šakis ir išsiskleisti. Viskų išmes, lauk. Baisė sunkiai, to greik vėl irgi. Nu, bėg. Ne, matyt dar padors. Tai jau daja užką, tai stipri depresija. Turbūt jums gerdas. Nu va, bus apvaliais. Liesnauja švieži šienelį pridėt. Gal ten nebišleps dabar. Tai va, pridėt šienelį. Galės valginėt dabar jau. Griks aišku škart pol įvažiėdi. Merginų sveiš, toliau depresijai ir pasilepus aišku, kad vis laik ant longai dabar mirom, bet niekur dingt. Tai tikėkimės nepabėgs. Trijolį, jeigu matos, mėgti visi kampelį. O tai mūsų didėja, čia tas banda tipą valgyti. Eiška kažko. Tai varau pas alpaką. Nors žiūrėks reikės jaučiu vandens parsinešti. Tvart apsišėriau, varau pas alpaką. Nu, kon, į vėl sningą. Įmačiau ganėtiną ant 11-12 šves tipą daug snigs. Na, iš kap čia bus pas mūsų, bet vis tur sningu liaun. Bakvariuką lauk valgyti. Na, nurit valgyti. Liku neinte ved laik stovat. Tai alpaks apsišėriau ir išves šitą bėgėją snaigu liaut. Matos, vat jeigu kiek sning, tai dar eina. Avim vandens parsinešu, dapildys, turėtų būt gerai. Tai va bandyt. Nežinau, kaip čia eis, nes nulis ir žiauriam, ta prasme, moiliai. Gal kaip nors. Gal kėlį nusistums, nes žmon važiaus vakų pasiimt, tai parvažiavęs kaip grįžą aikštelę reikia žiūrėti. Ganėtinai sunkia, nes papatlet smoiliai. Matos tokias gabalas supikiava.
dabar tai reik nesibraut, kad vėl nenuslyst. Trauktais atbal, nes stumdams į kalną be šansų kelt. Tai stumas, ens var kažkiek nenustumt, bet tokias gabalas pikiaun. Nes ganėtinai normaliai uždirbtus neik ir kelstas valandas. Tai dar negan to. Rodit, kad bus -1, pasirodė vyr pliusin temperatūra. Tai dabar reikės varyti ten, apsisukti ant kalną irgi nuo pakalnis stumti, nes į kalną, kaip minėjau, tikrai, kad neįkels. Tai va čia prie pagrindinį kelią stumaus išstumtus įvažiavėms visur. Dabar dar policijai pravažiauta, pažiūrėjai, bet grįžtant nereiks pasitikrinti. Štai apgalvoju. Nes neveiks iki ir boj, kai vaikėjim grįžiniai į atlikanį su dideliu, ta prasme, patikrinti, laučiai. Žinai, nebė kur stumti. Tai medė, tai štolpa, tai dar kas. Tai va, kelio ženklą. Čia apsistumę vien pois, dar vien lieka, galės grįžinėti ant namų jau. Tai va, čia kitur nelabai gali arčiau lysti, nes irgi nebesimat štolks viens buvant, bet mums ir per toli įdorts. Čia visur irgi kanala yra. Čia, kaip žinot, iš vasaros irgi rava. Čia biškį mažesnis raus bautai, bandys da prastumti. Ir čia išsilygins, nes normaliai lyn. Tai nusistums gal nepaliks, nu, ta prasme, grins ledas, nes viduryje biškį žemė matos kabinas. Tai žodžiu, čia bandys dar tų kampą, čia kur traktorius yra nuimti. Kas su mašinka važiuojant, tai gabalą ką paliek, paskiau numet gal. Jeigu matos pagalbininkai toro, kad žinot, kad kombederis visur apėjęs. Biškį nustums tus sneigus iš čia. Sanočiai labai daug. Daug sniegi ir su žvyru biškį stamaks. Tai pasitraukiau mašinas. Ar čia nelabai gali pristumt, nes šitą kur buvau. Ta, jaudžiam liekusi ir žvyrs tas kur grindys spyli.
Tai kažkaip atsistūmės, šitą matos kiek tų kavalkų ir su pusė kvirkčių išripliujau. Ir buvo, kad neturėjom, kol dar neturėjom šiupelis niek, tai baisė būdavo sunkiai išvažiuoti, turėjau audėn kvatrin, tai dar išplaukdavom šiek tiek, priprašyti, kad pivestis laik, būdavo sunkiai, nieks negalėdavo, tai dar laik neturės, tai dar kas nors. Dabar tai šitą ir užsisnegi, prasistumdė, prasivalėja. Kap taurė, kap patogė ir, kaip sak, nesu galvos. Nes tikrai ir bjaurė, kad žmonėm neturi, ką reik laukt, kol kas išstom, kol išvalėjai, kol kon. Tai nežinau. Nu vazars vėl vakars atės, galės eit vėl šertais, žiūrėti tą ušk pabėgėlį, ar be pabėga, a ne. Nu va, jie atsistumė. Šiek tiek. Privažiaus, ten sustumės, varpčištą su mašinka būt kur apsisukti. Ir manau, bus gerai, jeigu nebesneks. Galės mašinsi veit, susivarinėti. Varau triušiam. Duris paremontuoti išlūžę. Kriautuvinė zuvis, kad tokiai buvau, kaip žinau, maniai nelaika. Tai ir kriautuvins nupirkau, nes ši labai didelį netelpa. Pasimiau burmašinį. Muntai sturulę lauk. Vis tas nepradėsit griaužti mane čia, kaip simarūna, kad montavau ant varžtas, ką jėda. Tai va, mane čia buvau. Čia ir visai išlūžė, tos adatelis iškrėt, bet išsoks lauk. Ir sudėti atgal, nu kur, lipi. Strauk. Išsukinėti liekanas, kas lieka jau. Likučius. Jau liponti būdą. Va, irgi noriu padėti sokti, kešnuosi. Pasikeist galvelį. Įtrekom dur gal užsisukt pirmui. Čia į varšt pataikiau, nesukt. Užteks dviejų. Čia varštą ir kitur. Sėdėjau piln kišenių suki. Šiukšlių nebėra ant zuvisko. Panašiai turėtų būti. Žiūrėkitum. Tada jį prišalį. Turiu galvos, kad naktį golit užsidarė. Varšt konkret. Nežinau, turėt bedėti. Kai iš tą didesnį žuvis kelia. Va, apnaus bus. Užsikabins.
Tai kol aš čia zuoviskus dėjau, neįpaminėjau, apsivakau dar vieną avis. Tai turėt nebedėjau, nes pradeda skipauti duris, sunkiau dariniais, o jeigu sunkiau dariniais, automatiškai irgi nelaikys pradės arba veint, arba antrą laužti. Tai kas geriau darė dės kitus, jeigu jį pabirs. Ein pasidės burmašins, paėsim pažiūrėti, kon ten nauja gimė rodo. Tai veins bišk didesnis, kitas mažesnis. Bet atrodo sveiki. Nu tas, kur tik tie ir iškrėt prieš 15 minučių. Aišku, visur, kur kas be buvo, Griks visur dalyvavo, visiem, kaip sako, teis išveisė knesa protą, lep un sugalvoj paskiau ant dviejų kojų, taip pat bandyti su jai pasimošti. Nu, žodžiu, įvelnatis, mutants irgi išmundrėjai, įsilėpė užėjai dabar, kits atsičiolptus šeinelis. Griks eilė lauk, nu, žodžiu. Kiekvien dien, o kona piošk pabėgėlį kol kas neištrūks, biški apsiramena. Teik neapžveigu žen, bet mažiau. Tai nebeišlep, nebepridarb tų drakų. Tai toks naujienas. Jau šiam video teik, ačka žiūrėt, susimatysim kitus video. Kitam video, manau, ar nebus milkutį, nes pein fabrikėlis ganėtina greitai auga. Tai galbūt, kad reikės irgi nešti įsikėtą aptvarėlį, paliekti veiną, nes tai bandita skriausti pradės kol mažas, nes Griks jau unsijam pas mamus greitą pavalgai ir čiukšt lauk, kapkolk, janu nebė. Tai iki.